Na kągi, su jumis sveikinasi L2 Republic ir šiandien apžvelgsiu kiniečių firmos Xiaomi Redmi Note 4X išmanųjį telefoną. Kiniečių firmos telefoną savo rankose laikiau pirmą kartą, tačiau iš gandų buvau susidaręs įspūdį, jog kinietiškas telefonas yra neatsiejamas nuo dviejų dalykų – tai pigios išvaizdos ir lago. Xiaomi turbūt yra pirmoji tokia kompanija, kuri gamina pigius, tačiau labai kokybiškus produktus. Vienas jų – Redmi Note 4X išmanusis telefonas. Pirmą kartą paėmus telefoną į rankas buvau ganėtinai nustebintas kokybiško telefono išorės ir jo dizaino. Tiesą sakant, jeigu nuimtume brandus nuo telefono paviršiaus, neatskirčiau, ar laikau HTC ar kokį nors nežinomą kinietišką telefoną. Visas telefonas padengtas kokybiška plasmase, ne jokių klibančių mygtukų ar plasmasės lankstymosi nepatyriau. Apatinėje telefono dalyje turime mikrofoną su garsiakalbiu ir mini USB krovimo jungtį. Viršuje turime 3,5 mm audio jungtį ir infraraudonųjų spindulių siųstuvą. Dešiniajame šone du viršutiniai mygtukai reguliuoja telefono garsumą, o apatinis gali atrakinti ir užrakinti telefoną. Kairėje telefono pusėje puikuojasi SIM kortelės dėtuvė, kuri talpina net 2 SIM korteles. Na, o jeigu nenaudojate antros SIM kortelės ir jums reikia papildomos vietos telefone, tada galite įsidėti ir micro SD kortelę. Išmaniojo galinėje dalyje turime 13 megapikselių kamerą, blykstę ir piršto antspaudo atpažinimo funkciją. Pastarasis mane nustebino savo funkcionalumu ir tikslumu ir galiu drąsiai teigti, kad piršto antspaudo funkcija veikia daug geriau nei ant mano turėto iPhone 5S. Telefono priekis susideda iš 3 dalių. Tai priekinės 5 megapikselių kameros, Full HD ekrano ir 3 liečiamų mygtukų apačioje. O dabar savo ekranuose matote techninius telefono parametrus. Tai 5,5 colio palaikantis Full HD rezoliucija ekranas, Snapdragon 625 octa-core 2 GHz procesorius, Android 6.0 programinė įranga, 3 GB RAM ir 32 GB vidinės atminties. Remiantis stereotipais, kinietiškas telefonas turėjo mane pasitikti su labai prasta ekrano kokybė ir iškraipytais vaizdais. Deja, taip nenutiko ir vaizdo kokybė buvo tikrai nenuvilianti. Tie paveikslėliai, tiek YouTube filmukai žiūrėjosi puikiai ir 5,5 colio ekranas leido komfortiškai mėgautis vaizdais. Vienintelis ekrano minusas, kuris krito į akis, buvo prastas matomumas saulėtoje aplinkoje. Jei supratau teisingai, telefono ekranas tiesiog neturi anti-glare savybės, todėl šiuo aspektu Xiaomi galėtų šiek tiek pasitempti. Kalbant apie ekrano reakciją į prisilietimą, čia taip pat neturėjau jokių nusiskundimų, nes ekranas greitai ir tiksliai reagavo į kiekvieną piršto paspaudimą. Vienintelė ryški telefono neigiama savybė tai kamera. Žinoma, kaip telefonui, kuris kainuoja vos 140 €, tai yra visiškai patenkinama, tačiau jei tikitės nuotraukų ir video kokybės kaip 7 Samsung'e, turėsite nusivilti. Iš esmės labai gerai apšviestoje aplinkoje nuotraukos netrodo taip beviltiškai, tačiau prieblandoje vaizdas tampa grūdėtas ir neaiškus, o štai čia jums šiek tiek pavyzdžių. Telefonas turi tik tai vieną nedidelį garsiakalbį, kuris nėra pats kokybiškiausias, tačiau garsą gali skleisti tikrai garsiai ir gan padoriai atsižvelgiant į telefono kainą. Na, o garsiakalbis skirtas girdėti pašnekovo kitame laido gale nebuvo kažko išskirtinis ir puikiai atliko savo darbą. Vienintelis dalykas, kuris iškart lėmė mano apsisprendimą iškeisti iPhone'ą į šį Androidą, buvo galinga baterija. Xiaomi Redmi Note 4X talpina net 4100 mAh integruotą bateriją. Kadangi telefoną naudoju beveik be perstojo, tikėjausi, kad šis turėtų numirti neištempęs ne dienos, tačiau nuo 10 ryto iki 12 nakties naudojant telefoną, tiek naršant internete, naudojant įvairius appsus ir žaidimus, baterijos skalė vis dar rodė 35%. Maksimalios trukmės neišmėginau, tačiau jeigu esate kaip ir aš užkietėjęs telefono naudotojas, manau, kad telefono baterija turėtų atlaikyti 1,5 paros, o naudojant ekonomiškai net ir 2 paras. Verta paminėti, kad telefono pilnas įkrovimas užtrunka iki 3 valandų. Apžvelgime viską, tačiau liko pagrindinis klausimas, ar šis telefonas lagina. Ir atsakymas yra – absoliučiai ne.
Pradedant nuo appsų paleidimo, multitaskinimo iki žaidimų, viskas veikia sklandžiai 30 kadrų per sekundę greičiu. Žinoma, 60 fps norėtųsi iki visiško pilnavertiškumo, tačiau 140 € net ir gėda prašyti kažko daugiau. Jeigu jums yra visiškai nesvarbu, koks ženklas užklijuotas ant telefono ir jei norite pigaus tačiau kokybiško išmaniojo telefono, tuomet siūlyčiau rimtai apsvarstyti apie Xiaomi kuriamus produktus. Šis telefonas nėra tobulas ir jei jums kamera nėra prioritetas, tuomet dar kartą pasikartosiu, kad už 140 € vargu rasite ką nors geriau. Šią apžvalgą remia Gearbest ir jei norite įsigyti šį ar kitus telefonus, nuorodą rasite video aprašyme. Jei patiko ši apžvalga, nepamirškite paspausti mygtuką like, o šiam kartui tiek, su jumis buvo LTU Republic, ačiū kad žiūrėjote ir sakau jums ate.